Nu tai labą rytą. Šiandien sveikinomės labai anksti, nes tu graždien, kad aš tiesiog noriu viso pilną išnaudoti ir pagalvoju, kodėl nepakvietus jūsų kart praleisti su manim dieną. Gal kažką įsinešit fainos ir naudinga, arba tiesiog smagiai ir lengvai praleisit su manim laiko. Šiaip noriu biškį su jum pasikalbėti, papasakoti, kur aš viso šito ilgo laiko buvo, kai nekėliau tų vaizdo įrašų. Ir čia nesiteisinams ar kažko, nes vis tiek aš kuriu turinį, galvoju, kokį turinį dar kurti, vis dar ieško savęs. Pradėkim nuo to, kad šiuo metu aš nedirbu, nebestudijuoju, bando praleisti kuo geriau ir įdomiau laisvalaikį, kad tos dienos ne tik bėgtų, o būtų kažkuo naudingos. Ir žinot, su pavasarį atėjo tas toks jausmas, kad aš noriu atrodyti ir jaustis daug geriau. Ir ne, čia nėra kažkok mada ar kažkas. Aš tiesiog pajutau, kad iš pažiemos aš buvau tokia tinginė, tokia nieko neveikianti. Ir pagalvoju, kad, ne. Man greitai bus 25 metai ir aš pradėjau galvoti, ko aš pasiekiau. Ar aš atrandu save, kur aš galėčiau save labiau realizuoti. Ir šiuo metu, žinot, ko supratau? Kad tiesiog per daug galvoju. Nesimėgauju tuo, ko turi dabar ir gal tiesiog per daug savigriauž. Tai pradėjau labiau mėgautis kiekvieną dieną ir daryti tai, kas man iš tikrųjų patinka ir padeda jaustis daug geriau. Tai kalba apie aktyvų gyvenimą ir tokį kaip ir sveikesnį gyvenimo būdą, sveikesnį mitybą ir patikėkit, jaučiuosi labai gerai. Tai va, šiandien ir kviečiu to savo labai geros savijautos kelionę, nes jau kurį laiko reguliariai užsiimu sportą, tengiuosi sveikai maitintis, mėgautis kiekvieną dieną. Šiandien iš tikrųjų labai daug ką esu planavus. Dabar jau yra 8 ryto ir matau, saulytė šviečia be galo graži, 9 laipsnių šilumos, man atrodo, papusryčiausiam dabar ir važiuosiam pasivažiuoti dviračiu. Nežinau, į kurio pusę, tai labai kviečiu į šiandienos mano dieną kažką nuveikti, išbandyti, nes tikrai yra pora produktų, kuriuos noriu išbandyti, nes susisakė, nes kaip matot nuo mano plaukų, galim kepti blins, tai kad taip nebūtų, grįžę iš pasivažinėjimo, išsiplausiam galvos naujais produktais, tai jos išbandysiam ir jo, dabar einam papusryčiauti, nes žiauriai alkan. Dar noriu pasidžiaugti, kad iš Pepkos nusipirko Velykins dekoracijas, bent kažkokį kampelį namuose pasidaryti, to emocijų pačiai reikia susikurti. Čia va, turi pasidaręs. Taip pat turėtų sėdėti, bet pas mane triušį sėdži, tai nesugalvoju nieko geriau, bent biški kažkas. Dabar bus biški blogesnė kokybė, nes filmuoju su priekin kamerą, kadangi aš nematau savęs, nežinau, ar ten rodo. Tai dabar biški pabūšt pikseliu. Paskutinį metą mano pusryčiai nėra kažkuo ypatingi, tai būna dažniausiai baltymingi ir sotus pusryčiai, bent jau stengiuosi, kad būtų. Dažniausiai tai būna jogurtas ten su proteinu ir biški drybsnių, kad skaniau būtų. Arba kokia proteininė blynelė su bananas. Tai tiesiog kažkaip pakolkas labai vienodus tie pusryčiai, bet man pakolkas labai skan, tank ir patenk, tai aš tiesiog neapsikraunu. Šiaip šitas proteinas, žiauris skanas, man labai patika. Jis kaip ir pistacijų skonė, bet nėra toks ryškus, kad nugalėtų viskas skonis. Tai aš esidėjusi pyrago ir aplamasiu, geras blynas tenk, bet tikrai labai geras. Kadangi daro kalorijų deficito, pakolkas visko sveriuosi. Tai pusryčiam daduos apie 100 gramų graikišką jogurtą aistės, bent porą kivių, gerą skupą proteiną ir šitų bio cornflakes, kukurūzų drybsnių. Tokia tema pusryčiai. Tai tuo viskas susimaišys ir papusryčiausiam. Tai va toks pusryčiai aš valgau ganėtinai dažnai paskutinį metą, nes man žiauriai skan. Ir tą proteiną miltų net nesijaučia taip gerai su graikišku jogurtu įsimaišo. Ir taip skan ir nedaug kalorijų, neapsikraun ir iš tikrųjų gan ilgai būna sotus. Dabar pavalgyti pusryčių ir susitinkam prie aprangos peržiūros, nes varysim prasiminti dviračių. Kadangi aš nesu kažkaip profesionali sportininkė ir dabar lauk yra 15 laipsnių ir aš neturiu kažkokios ypatingos dviratininko aprangos, tai tiesiog dabar varu su savo maišinimai. Tiesiog timpom ir batus tokiais, bet turiu klausimą, gal žinot, kas išplauna grandinės šito tepalo, nes pakolkas jis neįsiplovęs skalbimo mašinai. Neįsivaizduoju, kokios būdas aš čia jį paliečiu.
Va mano bolidas. Pakol kas atrodo biški dar labai tuštis, nes jis be nieko buvo, be jokių šviesų, tai čia jį bando dabar užsiturbinti. Labai patinka šitos spalvos visos. Ko varysim iki Vingę, ten prasiminsim, nes žiauriai geras oras. Po vakar dienos sportą mano kojos tiesiog žuvė. Aš negaliu kiek pakerstus kojos, žiauriai skauda. Atrodo, net negali greičio normaliai vystytis vis raumenėlis skauda. Aš nemoku pasakyti, ant kiek man fains yra pavasaris ir aš žiauriai laiminga, mano gimtadienis buvo pavasarį, nes man aplamai šitas mėnuo atrodo tiesiog jis kiekvien gyvybę prabunda. Atrodo, kad pats gyvenimas gimsta iš naujo. Pats pasaulis. Kažkaip mindam pagalvoju, kaip man gail tų žmonių, kurie serga ten tom žiedadulkėm ir kai medžiai pradeda žydėti. Nes, tą kvapą, negali apsakyti. Tiesiog, tokie laimės hormonų suteikti. Tai atmeniu iki Vingę, dabar šiek tiek pailsėjęs, pasimėgaus, pageris to saulutė ir mins atgal. Ir dar pramins labai faino dalyko, tai būtinai sustos ir žiauriai lauk, nes nepamenu, ar praeitais metais ten buvo. Tai va, biškį poilsėlę, vandenėlę ir atgal į trasą link namų. Kaip mačiute. Žiauriai fain. Žodžiu, planas buvo važiuoti namo, bet vyras sakė, išvalgyti kažkur, ne darbe ir jis pavalgyti miesto. Tai pagalvoju, ar prisijungs kart ir skaniai pavalgys dieną pietų. Atvariu, pavalgiam su vyru, alaus namuose, šaltekų ir lašyšus, žinokit, tiesiog 10 balų, labai patiko, labai skan. Žodžiu, dabar laukiu, kol parvarės man dviratį ir mins namų čia. Gausti nors po galvo, nes tragiškai. Tragiškai tiesiog galvo, aš negaliu net žmonės vaikščioti, man gėda. Buvo numinta 20 kilų, daugiau negu tikėjosi ir norėjo, nes kojos žiauriai skaud po vakarykštės treniruotės. Bet aš žiauriai savim patenkinta, nes ors pasak ir tiesiog atrodo galėčiau minti, nes graž. Tai va, eim biškutį pailsėti ir tada jau eisim plauti šitos baisios galvos. Kaip aš laukiu šitos akimirkos, kuomet aš eisiu dušą, nes mano kūnas tiesiog vis ir atrodo ir lipins po tiek sportavimo, mano tipo po dviračio važiavimo ir galvą tiesiog krebaluot. Ir žiauriai noriu parodyti jums vieno produkto, kurį pamačiau pas savo mamą, nes mano mama naudoju ir vieną kartą grįžus namo, man sako, man nusipirko žiauriai gerų šampūną, labai patinka, plaukų šilkinė ir aš taip, gerai, eis maudytis ir aš pabandysiu. Nors tas šampūnas ir kondicionieris skirtas dažytiem plaukam, bet jūs patikėkit, kartais tokie dalykai dar geriau veikia nedažytiem plaukam, tai kalb apie bedhead, giliniai. Gali kažkas sakyti, kad čia nėra labai geras, nes yra sulfatų ir bla bla bla. Bet mano plaukai dar niekad nebuvo tokie atsigavę po šitą šampūną, nors aš tik kelis kartus bandžiau pas mamą namuose, kai buvau grįžus pas tėvus. Ir aš tiesiog jų taip norėjau, aš nusipirko. Pirko iš Save 24 arba dar kitaip salė už 19,99, tai kartėin ir šampūns ir kondicionierius ir čia yra po 750 ml. Plaukai šilkinė, kvepiantis, žinokit, nuostabus. Jeigu dar jūs esat dažytų plaukų, tai dar labiau rekomenduoju, bet jeigu esat nedažytų, irgi labai rekomenduoju. Kai įsidžiovins,
pamatysit. O dabar aš šokiu dušą, nes žiauri, noriu greičiau nusimaudyti ir atpirkti varškytis ir kepti proteininį cheesecake. Va, plaukai išsiplovus žiauriai minkštus, švelnus. Aišku, mano plaukai jau yra ganėtinai įsipūti, kadangi iš tikrųjų natūraliai nežinau kaip sakyti, banguoja, garbanot, čia galit matyti nuotrauką. Paauglystė turėjo nuostabią garbanotus plaukus, man nieko nereikėdavo daryti. Ir aš šiaip nenaudodavau jokių kaukių, tiesiog įsiplaudavo galvą ir palikdavo džiūti ir gaudavo tokios gražios garbanos. Bet, žinot, paaugo, išėjo studijuoti, norėjo nusidažyti plaukstį, nusidažiau į blondinę. Ir tada pradėjo eksperimentuoti su plaukais, eksperimentavo, galiausiai suprato, kad aš noriu natūralių. Nebėra iš tikrųjų mano garbana, čia yra žiauriausia ir liūdniausia man. Tai gal kas iš garbanių galėtų parekomenduoti, kas labai gerai atstato tikras garbans. Aš ten nenoriu kažkokio chemijo, bet tikrų savo natūralių garbanų. Nes dabar man draugė yra padovanojus iš uoga atstatomojo kaukė. Šiaip žiauriai skani kvep. Ir pakol kas jinai man vienintelė, kurio padeda atsistatyti garbans. Bet aš manau, kad neužtenkti kaukės, reiškia kažką daugiau, kokių putų, gal kažkokio šampūną, vis dėlto, nes tikrai labai pasiilgau savo garbaną. O dabar reikia pereiti prie džiovinimo. Prasidžiovino plauks ir kaip matot, čia rezultatas yra be jokių tiesintuvų ir visų kitų dalykų. Plauks tiesiog va. Blizga. Žiauriai patenkinta. Ir tai mano plaukai yra linkę pūstis, tai mano, kad čia žiauriai gerai gavas. Ir pabaigai pasiteps galiuk su šituo aliejų, jis irgi man labai padeda, labai daug nereikia, 2 lašų, gerai šildo ir prabraukiu. Kaip aš gerai jaučiuosi, įsiploviau galvą, pravažiavau su dviračiu. Skanis pusrytis turėjo, skanis pietus ir turėjo. Dabar biškį pailsės ir eisim pirkti varškytės ir keptis to proteininį cheesecake'o, sūrio pyrago, nes kadangi dabar daro kalorijų deficito ir tikrai būn, kad norės tų saldumynų, ypatingai ten tą pyragą, nes ypatingai saldumynų gerbėjai, bet vis tiek labai skan prie arbatos ar kavos. Tai atrado labai gerą variantą, kurį žiauriai noriu išbandyti. Pakol kas vis internetas už ir sako, kad jis žiauriai skans. Tai tikrai eisim ir patys išbandysim. Tai va, atsigerti arbatytis ir eisim pirkti varškytės. Visko susipirko, daugiau kaip ir viską turėjau namie, tai reikėjo tik tais liesos varškės ir sausainio. Aš nežinau, bet aš gaidelę sausainiam tiesiog pajutau antrą meilę. Man jie visada labai patikdavo, iš pradžių buvo ilga mėgėjai, bet gaidelė, atrodo, kad jie tiesiog prisikėlė. Ir nusipirko šitos dalykus ir dabar darys pistacijų skonio cheesecake'o, nes aš net neįsivaizduoju, žinokit, kas bus pirmą kartą pat gamins. Visko pamatysite eigoj, ką reikia daryti ir kokių produktų reikia. Irgi matysit ant video, kažkokio lūkesčių neturėkit, nes aš, žinokit, pirmą kartą tai daro ir net neįsivaizduoju. Betgi tom gaminėms ir įdomus. Nieko nelaukiam, varom gaminti cheesecake'ą.
Tai va ir prabėga ta dienelė su manim ir iš tikrųjų tiek daug viską nuveikia, aš žiauriai savim didžiuojos ir jaučiuosi labai gerai ir dieną smagiai praėjo ir jos tikrai neišvaiščia. Galiausiai pabandėm pistacijų pyrago, nuvažiavom 2 kilų su dvirač, skaniai papietavo su vyr ir, nu tikrai, labai fainai viską nuveikiau, o svarbiausia, kad dar nepabaig, dar vis vakars lau ir tikrai dar kažką nuveiks. O šiam kartui sakau, ačiū, kad žiūrėjai, tikiuosi tika ir patika, nepamirškite užmesti laikiuką, pasubscribinti, ašgi pasirodo visgi čia ir jo, tikiuosi esat sveiki, laimingi ir džiaugiatės šiuo nuostabiu pavasarį. Tai va, nelidėkit, myliu bučiuoju, saulėtų jum dienų ir iki greito.